Lendam į miestą, bliam žmonės apšnekinėjimą tau priekį, roda, o, toks. Gera, norėčiau apsikirpti. Nu va čia liktai kažkas panašaus į kirpyklas reklamą. Rodiklį rodo ten. Nu ten nueikiam, tad gal rasim. Kad čia restoranas kažkoks? I want... Ai, ten? O, čia. I want to... Ai, čia, okei. Op. Okei, čia. Hair salon. Šitą per kirpyklą šaukė mane. Koks jauts, nesimat. Ni hao. Can you cut? Okay? You speak English? Ai, ne, biškė netik. Nu, bendraujam per vertėjai, čia kitaip, nelaba. Yes. Okay. Sak, pirmą išplaus tau galvą, po to susitarsim, ką nori apsikirpti. Nu, kol kas labai patinka. Aš parodys nuotrauką, ką noriu apsikirpti. Of course. Sak, palauk biškį. Bus su Justin Bieber. Valiama, čia kažkon sako, kad neišeis taip. Sakau, tiesiog apkerp taip, kaip galvoju, kad atrodyt gerą ir viskas man tiks. Okay. Šiaip dabar supratau, kad čia permatomai yra, kad galėtum mūsų telefonu kažką veikti, kol tave kerp. How much? Dar sigalų gal išmatė? Ok, jo. Nu, į ką? Justin Bieber ar nelava? Bet man atrodo, kad mane apskėmėno. Šitą jį parašyti. Kirpėjams, plovėjams, džiovinėms viskas 3,8 kas ir 4 eurą šiam. O iš žmonės paprašė virš 20 eurų. Ką galvojat, apskėmėn ar ne? Man atrodo, kad apskėmėn. Tikra per brangę. Nu, bliam, Kinijoje čia ganėtina pigia viskas. Ne, 100% apgaumai, ta prasme, netiku. Kaip gali kainuoti kirpėjams 20 eurų, bet su taksi pavažiuoti 20 minučių. Eurus 3. Vėja. Biški nervojus dabar, jau. Atvariau į sendaikčių torgų kažkokį. Pažiūrėkit, koks masyvus pastats. Kosmosiūnė, užėname vėdų. Nu, kur aš čia atvariau? Mums pasitinka, koks 100 kondicionierių. Šaldytuva, šaldiklė visokiai. Bet čia viskas vyksta per 5 aukštus gal. Tai kažką trame aukštį gal rasim kažko. Aš šiaip visai norėčiau nusipirkti batus. Nes tai... Nu, tokie jau. Žiūrėk, fotikų senovins pardavinė. O, veik. Bet nepigė, sakyčiau, tas vos ne 100 eurų kainuoja. Čia vaizdėlis geras irgi. Ni hao. You have for me? O. Kiem 6. Nu, dar vieną. Bigger. Kiem 7 man ir. Nu, kokį. Ne. Kėdus gal kažko, tai tokį, nu. No? Ok. 40哎。para。哦。你刚刚穿的不？
Balenciaga, žiūrėk. Nu, aš tokių nenoriu. Ok, 6. Žiūrėk, kiek valiutų. Ką atrodo kinietiški pinigai? 1.9米。 Įmyčių.这是吧？ Aha, na. 刘福，今年才存齐，今年马年嘛， Tai va tie atrodo kinietiški popieriniai pinigai, bet realiai grinų nieks nebenaudoja, o čia šias laikas. Nu, čia ta prasme visko, belekiai. Kažkas sakė, sakau, ką virš sekund. Bliam, kokiam reitau, torgau, čia visko labai daug ir... Ne. Bet čia žaidėjimą kažkokį. Žiūrėkit, kokį žaidėjim žaid. Norėčiau suprasti, ką pan šir žaidas iš tikrųjų. Geras. Wow. Tu akis krūvus drabužių tiesiog sumestas. Hello, hi. Gerai, aš neišeisiu iš čia, kol nenusipirks bent vieną daiktą. The North. Tatf. Tu, aki dar nematys aš. 给我的，来， 哎呀，你想多少钱？ 太帅了，谢谢。 Šešien. 我又来。 O, gerai. O. 妈呀，没钱，你快点走了，走嘛。 Oi. Nu, kad čia nėra ko perėti, nežinau. Kokią pyramį gal pasiimti kažkam parveš. 专家你说的晓得。有1.9米没有？1.9。拿件衣服绝对说了，然后1.9。哎，这个你很多有的Daug. 哎，这么我们他比他那个嘛。哎呀。 Kiek bus? Pridėk. 看看，哎，来1.7、1.8。 2米。喂，陈醉，不要抗拒。 我还有鞋子，有鞋子。 啊，好高！哎呦，好高！2米，还有鞋子啊， 2米，还有鞋子。有2米，有。哎呀，是把我打起那个肚脐儿，看玩意儿，我打起肚脐儿来，看玩意儿。哎，我打起肚脐儿，看玩意儿。哎呀，那肩膀你没打到。 Raminatės. Žiūrėkit, tokį krūvą apyrankių. Ir ko aš sugalvoju iš tikrųjų, kad man tai nereiktų tos apyrankės nenešioju aš, bet gal kažkas iš jūsų norat. Tai žodžiu, tonštą. Kas pirmas pakomentaus, noriu apyrankės, tam ir parvešu. 10. Nu ir va. Euras 20. Gerą kainą iš karto aš net nesidaru. Ok. Palikau savo kameros lazdą kažkur tam ir į tavo torgo. Kad tik raščiau. O, šitą. Žiūrėkit, einu ir užmačiau elektromobilių saloną. Bid. Čia ir Mark Katra ir Dominau viso to Kinijos rinko. Daugiausia parduoda nei tų mašinų. Ir galui būtų fainė užžiūrėti vidų, pasižiūrėti į tas mašinas iš arčiau. Gal leistų saloną liepti. O gal reikia sakyti, kad noriu pirkti, gal duotų pralėkti. Nu šitą. Op. Nu užeinam. Ni hao. Okay. Shisha. Do you speak English? No. No. Can I see the cars? Nu šitą. Gal neblogai atrodo. Panašiai. Tesla gal biški, ne? Kaina, žiūrėk. 80,000. Ok, įdomi. 8,000 vietinių pinigų. 10,000 eurų tik tas. Primeskėt. Ne 10,000 eurų nekinau. Wow. Nu gerai atrodo, ne? Tu aš tada paprastesnis jaučiu kažkokius 5 gal paimtum. Naujas mašinas.
Yes. Oh, okay, thank you. O, užeikime. Čia kažkas gali sėdėjai, what the fuck. No, filming video. Sakar dar live. Nu blemba, vidus gerai atrodo. Wires irgi, kers tą apačią. Ekrans. Nenoriu čia prispaudinėti kažko. Bet visai greitą reagauni paspaudimus. Tokį svirtėlį. Ir visai kokybiškai atrodo čia viskas surinkta. Čia šitą belaidį įkrovėms. Telefonau. Blem, čia irgi man atrodo ekranas turi atveikti. Wow, okei. Saka, gali nuvažiuoti iki 605 km su pilnu krovimu. Nu, nice. Šiaip man patinka, eik sau. Stoglongis yra. Aš nežinau, ko čia davim papasakoti. Nelba, gaudos už tas mašinas. Bet malonė sėdėti, žiaurė. Norėčiau tokias mašinas čia veikti savo. Ką pilietau prisivaryti? Ai ne, tas modelis, katrono aš čia dabar apžvelginėjau, tai 26 000 eurų. Nu įlipkėm dar į ton už... Ačiū, thank you, 6. Už nepilną 10 000. Nu irgi fainė, eik sau. Kaliek čia, eik sau. Čia va iš tai ekraniuką paprastesnė. Bet, ai, biški lagen. Gal ir ne? Nu, bet kaip už 10 000 naują mašiną nereik norėti. Galvoju paprašyti test drive. Paprašys gal. Yes. Yeah? Yeah. This. Šiais. Saka, turi teisės. Okay. Okay. That's all. Yes? Yes. Possible? Okay. Okay? 5 minutes. 5 minutes, okay. Hey, little, 5 minutes. Okay. It's a European driver's license. Could I do a test drive with that license? 欧洲驾照和你驾照是一样吗？欧洲的欧洲不行，要那个他如果在国内开车的话，要再重新去考一把公民。十成不用驾照的吗？ Fūros teisės turi irgi šitą, gal reikia sakyti, oi, daug. 是内蒙。内蒙。Name. 内蒙。身份证是 ID。 Kas čia buvo, sakai? Cool. Nusifotkam. 你把过来。Go. Okay. Smoke. No. Nu, čia papauliau, tik dar nesuprantu, ar man pačiam daus vairuoti, ar uns vairuos, tiesiog ir aš šalia sėdėsiu. Jeigu daug pačiam vairuoti, tai išvies būt keita. So, for me, drive, no? I don't know. I 听不太懂。 Okay. OK。 Nu, nedaus pačiam pavairuoti, bet vis tiek fainai. 那个安全带。 Oh, yeah, of course. Tu kai va bairė raš, kiek centimetrų iki kraštais. Gers. Nu, sėdas, važiuojas patogiai, niek negali sakyti. Sėdynį minkštą, bet ne elektrinis sėdynis, taip reguliuojas. Burdačioks. Ne, čia burdačioks. Konda. Gražiai trunkinėlį šiaip. Nu, būtų gera suprasti, kažkom čia kas parašyti, bet
O, gal parodys kažką įdomaus. O. Okay. Yeah. Yes. It's you cool. You cool? cool. Me cool, Diego. You cool also. Hey. You older. Me, Oda? Hey. How old? Hey. 24. 24. You? 24. 2, 4. Oh. You? 21. You 21. Hey, 21. Okay. Nu, nejuokinga šitą. Pakėliau notą, tikrą neįlėjinį darbą dainą nim dabar. Žiūrėk, pasispaudi ton. Kamerą rodo. Šiaip žiauria, gera kokybė. Nu, gera mašina, ko nežinau. Čia šiaip koks eismas ir žiaurus. Kiek čia tų tiltų, viadukų, visokių aplinkelių, nežinau, čia sunkia žiauria būtų čia vairuoti pačiam. Veina išvažiavimo pramisinį jaučiu ir važiavau 10 km, kad apsisok. Ajaniai čia man dar band parodyti, kad yra jaustų palaikymų sistemą. Jo, sako, pati mašina gali važiuoti. Neregaz, spausti vairą laikyti nieko. Stoglongs dar yra. Aš galvoju, kad čia yra pilna elektrinė ta mašina, bet ne, čia yra hybrids, pasirodo šiam 5 litrą baks, o su vėjų įkrovimu pilnu gali nuvažiuoti iki 125 km. Sai gera sistema, buvo pasiklausysiu muzikas. Tokios muzikas, tai končia suprasti. Man reikia boso vyks dirbti. Paprašys, kad Aimien paleistų. Žinau. 八方来财，你看看，八方来财，啊，八方来财，啊，八方 OK，我来。How? Sound. Okay. Negaliu ilgą daug klausyti įsimus dėl copyright. Okay. Geras. Šiaip patiek bayeris tikrai. Suvaibinom kažkaps tas bičiukas ir apsikeitėm numerės, gal kažkon paveiksam. Anei sak dirb 6 dienas per savaitę, nežinant, kad turėsi išeigenį, aš rytoj išvarau jau, tai nežinau, kaip čia gausas, gal ir neapsustiksam. O jeigu apie mašiną kalbant, tai tikrai nepasakytum, kad kinietiškas šūdas. Atrodo ir gertas surinkėm kokybę, gerą važiavom, viskų navaroti ant pienų, tai oi. Žodžiu, smagu. Nu ir vakar užbaigimu, varom dar pažiūrėsam tų dronų, apie kitus kalbėjau šį rytą. Tas visas, ką neatrod paimčiau. How much? Tai čia 20 centų, kiek čia? Žiauriai pigiai. Tai jau paskui tiksliai kiek? 19 centų. Tik aš nežinau iš tikrųjų, ko aš čia perku, kas ten vidau, koks įdars. Bet aš jums pasakysiu, tai jau nebijokėt. Ko jūs iškart panikaujat, aš nesuprantu. Šeši. Nu, nėra, kad labai patiektų. Su kažkam daržovėm. Ne, neskanė. Bet suvalgysiu. Monda kilometrą reikia teisė, tenėti, ten visą aikštelį, kad vos tipo labai gerą matysas tas dron pasirodėms, bet kad čia ne, paeiti, kiek čia tų žmonių. Čia fotkinas. Čia va turėtų į droną kažkur skraidyti ir man atrodo, kad čia prasidėd jau kažkas. Ne. O gal ir ne dar. Nu, kažkas vyksta, jau kažkas vyksta. Opa, končia sako, subscribe Vainavičių. Man atrodo.
Žiūrėk, daun tą kiek parskrenda. Eik, tu savo. Jeigu jums įdomi, kaip vyksta visas reikalas, tai negalvokit, kad ir tai droną kažką užprogramuoti. Yra koks 1000-2000 kinetukų, kad ir susėdė ant kiekvienas turi savo pultėlį, valdo savo droną atskirą. Ir teik yra atkalint sistemą, jau kiekvienas žino, kada kur skriesti, kada kokį spalvą įjungti. Ir karts būna, aišku, kad padarė kažkas kokį klaidą. Ten vienas nuskrenda, net ten atsitrenkia kietai ir ten pradė nervuotis, bet kaip man atrodo, visai nebloga gauna šiandienim. Patiko? Rekomenduoju. O tai čia pradeda judėti Ajud. I'm good, nice to meet you too. Ir grinų primėjo ten kažkas. Bet ir QR kodas padės. Kiek žmonių vien praeiti? Labanais. Labas rytas. Blemba, kokį gerą nuotaiką man šiandien. Man atrodo, šiandien bus užkariautas pasaulis 100%. Tik nežinau, ko veikti. Paskutinį dieną šiandien jau Kinijo. Šiąnakt skrydis, tai viskas susideda daiktus, varau laukon iš viešbučiaus ir tiesiog pasitrinsiu po miestą, ko rasiu, ko nerasiu. Nežinau, sakau, neturiu su planais niek, bet tiesiog varom ir žiūram, ko čia atrasim. Končiai berek veikti, aš nežinau, belė korien, kažko iškau, bet nelaba konron. Nors šitą, kaip įdomi atrodo, tarp tokių dangoraižių neaukštų pastatų, tėpa įsipaišys tokį šventyklą senovinį. Geras dėl čia visai. O, kas čia vyksta? Žiūrėkit, ten žmogus. Tiksliau, ten 2 žmonės. Kažkokiamis prekybcentriai, žiūrėkit, parodys, kaip čia veik maistų užsisakinėjams Kinijo. Tai dažniausiai kiekvienam restoranui prie stalo yra QR kodas toks, nutvaris, nusiskanuoji, tavi numeti meniu, ten išsirenki, ko nori, susimoki ir viskas, tavi atneš maistą. Pristalioka, tai nėra jokio kontaktų su žmogum visiškai. Introvertam tai pasakčiau. Ir aš dabar irgi norėjau tom pat padaryti, čia šitą kavos nusipirkti per QR kodą. Bet man kažkaip neveikia. Labą lėtą kraun viskon, kartais neišverti iš kiniečių kalbos, tai nesuprasti ir nepavyko maniai. Tai užsakiau kavėlį senovinį būdą. Gerai, čia tie paikščitam sniegą gerą nerondu, tai biškį įlindau į internetą ir užmačiau tokį vieną žiaurę gerą video. Restoranas Betinas aptarnauna ne žmonės padavėją, o robotą. Bet robotą netokiai, kur ten, atrodo kaip robotą, kaip, nežinau, dulkių siurblė, bet grina kaip žmogus, kaip tokiai humanoidą, belė kiek tikroviškai atrodo. Ir nežinau, kaip ten veit rasti, neradau lokacijas, ten ant video nėra parašyti. Bet atsiminiau, kad turiu draugų iš po vakar. Nusinčiau anim tom video, iš karto atrašė, iš karto surado tom lokaciją. Ir dava varau tinas. Dar vienas dalykas prie to patį įdomi.
rašinėjau su tavo draugu iš pavakar ir sako, aš turiu pasą, norėčiau kažkur keliauti kokie šalį, bet sako, aš bijau dėl ginklų, kažko apie ginklus pradėjai šnekėti. Sakau, kokių ginklų, kontačių. Nu, sako, kiti keliaun, bet daugama žmonių Kinijoje galvo, kad į kitas šalis važiuoti yra pavojinga, tai dėl to nekeliaun nieks po užsienį. Biškis mėgins, man atrodo, čia praplauts, ne vyr. Ir? Čia. Na kągi, sakė, kad čia... Bet kad čia ne vienas žmogaus, nekodėl čia nėra ne vienas žmogaus. Not every day. Hey, So today no. today, no. Today no. No here. Shoe. Shoe? Shoe. Show. Outside. Yeah. This is a video. It's she. Ok. Geras, žodžiu, čia iš tikrųjų neturėjai būti tiekras robotas. Čia mačiau tik tokį video, kur žmogus labai gerai imitau robotų judesis, apsimet robotų ir tipo labai tikroviškai atrodo. Ir aniai pasidalento video iš to šitą vietas. Ir tas video žiaurė daug surinko peržiūrų. Vis pradėjai plūsti ton restoraną. O Ana ten tik vieną kartą ant bairiaus apsimetau robotų, jeigu gerai supratau. Čia irgi ir toks, kaip skelbėjom, suntanu ir parašyti. Paaiškinti tą visą istoriją, kur aš jums kontik sakiau. Ir čia sako, atsiprašom, kas atvažiavo pamatyti tuo tipo robotą. Tai čia irgi aš berekal važiavau. Dabar nežinau, kurios kažkokiam užmestį jaučiuos, ne. Kažkokį nenusisekus dienšnėjau. Nu į gerą, viskas priėmų kaip ženklą, kad reikia varyti į oro uostą jau. Šią naktį skrydis, pakimarims, ten tiesiog atsibodėjo man tas miestas. Žiūrėkit, Lietuvos vėliau. Geras. Gerai, apibendrinant Kinijos kelionį, tai čia praleidau 10 dienų. Ar patiek? Patiek visai. Tikra, Kinijai to daug ko pasiūlyti ir daug ko nustebinti. Nors ganėtina sunkia čia ir keliauti. Vien dėl to, nes beveik nieks nešneka anglišką. Visur užrašą kiniečių tą kalbą, pastovė turi vertaliuoti įsiskon. Dėl to gal toks minusas. Žmonės gal tokie biški šaltesni, bet jau kaip susipažįsti, kaip kažkur kažkap suonas sueini, taip pasirodo visai nei tokiai faini. Žodžiu, žmonos nesusiradau, bet gal ir nereik dabar galvoju, nes jei būčiau susiradęs, čia va reikia jau gyventi Kinijoje. Tada nedaug dievi išsiskirtume, o išsiskirimas su kinietėm yra labai žiaurus, nes tu po to tom pat veidą visur matą aplinko. Tai ačiū Dievau. Ir viskas kol kas teik, o dabar skrendu kitur. Praėjau šitus patikrinimus, vienas dalykas strėga, kaip eini per tus vartelius net ten, nesupipsėjai, bet mun patikrien. Ir keis dalykas, kad tikrien moteris, mano čiupinėjai mun. Ir ne tik čiupinėjai, bet normaliai čiupinėjai, tiep, atsakinga, tiep. Jeigu suprantat, ko noriu pasakyti. Bet vis gerai man patiek. Kinaun tiek pažengėn jau sakiau, bet kad oro uostos vis dar. Skylis. Tai apie kokį pažangą mes čia galėjom kalbėti. Nu vėjiną padarė normalų. Saktym, užsieniečiam. Ačiū. Man reik dabar kaip tik to. Atskridau. Tik teik, kad dabar yra 5 valandas ryt. O, atrodo labai gerai išmiegojimo iki kol prašvis. Kur aš jas? O kaip šilta! O kaip man patinka! Netgi nusimausiu megztinį. Hello! Nu gerai, hebra, kur aš jas? Suprantat ar ne? Tailande aš jas. Tai dabar su mūsų varom virš valandas, man atrodo, iki viešbučiaus ir tada pašnekėsim daugiau biškelį.
kap. Čia gyvenu. Kabon kap. Aš pasakiau ačiū dabar. Žodžiu, tie aplipam į 3 aukštą. Liktai nebuvau, pats dar kambarį nemačiau. Ką atrodo, bus įdomu pažiūrėti. 17 eurų kainavo šiaip. Visai brangė išpakinys. Pažiūram. Op. Ko? What the fuck žmogus mėgis kambarį. Šalien iš man. Ko čia dara? Edvina. Luka! Edvina. Luka! Tai kaip čia tas Edvins, man draugas, čia atsidurtėm Tailande, nesuprant pats. Gerai, šiam kartą kol kas tai gal biškai trumpesnis video gavos neįprasta, bet jaučiu čia reikėtų užbaigti šią seriją ir ko mes esam paruošę ant sėdinų čia Tailande. Pamatysit. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim už kokių... Ok, žiūrėti viršūn. Jo. 4 dienų gal. Iki.